Tai sveiki mano žiūrovai, atvykę naują video. Tai šį rytą aš filmuoju, kaip keista, ne kad filmuoju anksti ryte. Tai mes išvažiuojam į ralį, jo, ryte dabar. Dabar yra po 8:01, važiuosim į ralį, viską parodysiu. Tiesiog noris kažką daugiau nufilmuoti, tai parodysiu Vilkyčiuose ralį. Jisai vyko visą savaitgalį. Atsiprašau, vieną dieną. Savo tėčiu, pažiūrėsim, kas ten gero. Ja. Ir po to grįšiu namo. Ja. Tai, nežinau, dabar jau ruošiamės, aš jau dabar susikrovęs daiktus. Čia man lemelė, bet galvoju, šis nereikia. Ir mano kuprinė. Visi mato, žinokit, labai. Čia mano kuprinė. Lova dar vis nepaklota. Jo. Važiuosim dabar į ralį Vilkyčius. Tai dabar važiuojam į Vilkyčius. Dar bižiovauju, nes biškai miego noris, bet ne. Dabar esu jau biškai žvalesnis, pasiplau akis. Dabar žymiai geriau yra. Bet jo, nueisim į Vilkyčius. Nu tai va, tai dabar jūs matysit, kaip mano outfitas šiandien atrodo. Tai va, tiesiog va taip. Pumos megztinis, skrybėlė ir kelnės paprastas su baltom kojinėm ir kroksais. Ja, tai važiuojam. Tai ką tik atvažiavome į Vilkyčius ir varysim į ralį. Esam tikslo vietoje, tai dabar čia mašinas važinėjas jau. Tai jau. Per 2 litrų įskaitą. Kristau Kasparovič antras, Varis Zentinš trečias. Taigi tie 3 latviai, kurie startavo kartu su Edvinu Biškumi, tikrai buvo labai greiti. Ir Mantas Sidabra jie nustūmė į 4. vietą. Rokas Jakubauskas 5. 6. Edvinas Miklius su savo vieno rato įveikimo rezultatu treniruotėse. 7. Miks Gabrans ir 8. Gindu.
Ką tik pravažiavo vieną kelias mašinas, nu kitą jau važiuos. Tai vos sidabris var. O taip, Kazakhstan Čia šitam, kur nuplėšė stogą, šliauga galinį bagažo paimti. Čia tiesiog valgymų skyrius. Čia mašinoje daro tokių lebliukų, iš kažkur čia Latvijų gavau. Startavo iš pirmosios eilės, ten arčiausiai atitvaro, nes turėjo Pažiūrėk! gerą trasos rato įveikimo laiką ir štai toje kovoje jis. Vėlgi, kartu matysime važiuojantį nemažą Latvijų desantą. Mūsų lauks pasirodymas 25 numerio Jakobs Martinovs, 66 Magnuso Baumanio, 12 starto numerio Armans Kirivenkovs ir iš antrosios eilės startuoja 7 numeris Remi Ilves ir 14 Olivers Williams. Teisėjai pradeda starto procedūrą. Netrukus pamatyti turėtume startą. Tokia kaip tradicija, nerašyta. Keliaujam taip į būtent šią Lada RX diviziją ir iš pirmosios eilės startuoja lyderis 18 numeris Niks Mežins. Na, jis yra taip surikiuotas pagal tas laisvasias treniruotes ir išties prisimenam dar tą Ladą, tokios bus žydros ir juodos margos spalvos. Ir būtent jie tikrai greitai važiavo Vilkyčiuose ir prieš mėnesį. Šalia stovisi pirmoje eilėje 24 numeris Rolandas Bružas, visiškai balta Lada. Ir pirmoje eilėje trečias yra 13 numeris Eduard Ciprus. Ir Eduard Ciprus raudonos spalvos Lada pasidabinės, tuoj bus pasirengęs išvažiuoti trasą. Lada RX diviziono pasirodymas bus pats gausiausias kol kas šiandieną. Mūsų matomas startas, nes prieš tai, priminsiu, Jariai buvo 6 ir 5 buvo 2 grupės, o dabar Lada bus visi 8 vairuotojai vienoje grupėje, nes, kaip ir minėjau, galima startuoti trasoje vienu metu nedaugiau kaip 9 sportininkams. Į antrą eilę nukeliaukim, ten 6 numeris Emils Krūmins, 88 Vilgels Nodievs, 78 Niks Cinitis ir iš trečios eilės startuoja Emilija Lebedeva, 81 numeris ir 49 Pavelas Grigorjevs. Na ir čia pirmąjį kartą 13 numeris Ciprus turėjo pranašumą jau po starto. Na, tikriausiai po starto jokio nebuvo, ten nesimatė, kad teisėjai būtų pakėlę ranką. Ir ar raudonoji Lada išvažiuos ir iš toliau iš to posūkio pirma? Ne, ji vėl grįžta į tarsi starto protokole nurodytą poziciją, tą trečiąją vietą. Ir štai Rolandas Bružas, jis įsiveržė į pirmąją poziciją dabar. Žodžiu, dabar važiuos vaikai. Jų pozicijas trasoje. Dabar žiūrime, jie yra įsirikiavę prie starto lygį. Nu, ruošia.
Ir su šia gera daina, kuri tikiuosi patiks labai lietuviams, keliaujame skambant jai fone prie mūsų lietuviškojo pasirodymo. Pirmoje eilėje vienas lietuvis, greičiausias treniruotėse buvęs Kasparas Kažimėkas, 43 numeris, visiškas juodos spalvos jo crosskartas, šalia jo pirmasis numeris Marijan Benčkalnis ir dama 15-oji starto numerė Martas Kusta. Iš antros eilės startuoja Ketas Rutkauskas, Arkas Pingulis ir Gustavs Kornijevs. Ir iš trečios eilės Paulas Sokolova ir Vincentas Matuolis. Duodam startą čia ir į jį labai greitai reaguoja. Latvijai priekį. Ten Rokas Jakubauskas šono susilybęs. Ir pirmieji tokie rimtesni incidentai neatrodė. Jie labai skaudus, bet štai važiavimo tikrai netes čia. Berods 41-asis numeris Gabrans, kaip ten su Roku jie. Ir tie, kad tas įkrito ten. Kaip ten gražiai šoka tramplinė, superverčių šyskaita. Ir dar vienas ratas liks Valdui Mikužiui. Bankeriai susirėmė pralėkti. Tai dabar ką tik pabuvom ralį, dabar jau einam žiūrėti Sidabro automobilį. Vairuotoja man pasitapo. Ilgai nekalbėjau, todėl kad dabar toliau žiūrėjau. Na ką, o dabar super 2 litrai. Po jų dar tada jau mes ruošimės šių varžybų atidarimui. O atidarimas bus labai smagus. Tie, kas buvote Europos autokroso čempionate, tai mes suplanavę padaryti tą patį. Sportininkai išsirikiuos ne kažkur ten prie starto linijos, kur visada tą daro. Sportininkai išsirikiuos būtent prieš tą didžiąją žiūrovų tribūną. Tai išties bus labai jauku ir smagu. Galėsim iš arti juos pažiūrėti, prieėję prie tos tvoros, ar ne, kuri dabar skiria žiūrovų zoną nuo trasos zonos. Ir riktelt, šūktelt, parodyti širdelę, pasiūstų oro bučinį ar dar kažką savo mylimiausiams, tikrai bus proga. O dabar 2 litrų startas ir 2 litrų važiavime. Išties didelė kova. Kristaps Kasparovič čia startavo pirmas. Rokas Jakubauskas taip pat pirmoje eilėje su Ukrainos treneriais. Apsisukate Edvinas Miklius, trenkėsi į sienelę Gintautas Norkus ir visi išskyrus Gintautą, ne, ir jis gali tęsti štai šį važiavimą, taigi važiuojam toliau, ponis ir ponai. Važiuojam toliau. Važiuojam. Bet šiandien kaip važiavimas ir jeigu tik yra kontaktas, ten būtinai sudalyvaus ir Rokas Jakubauskas. Kažkokia užburta diena jam. Oi, čia vos į burdirkus neįlėti. Oficialus apdovanojimų renginys, kuris šiandieną vyks po visų finalų čia, netoli varžybų valdymo centro, kur yra ir įrengta stacionari ir specialiai tam paruošta pakyla. Na, o dabar kitas finalas, kurio mes jau pradedame nekantriai laukti, tai yra Lada RX. Tai vėl bus Latvijos dienos, nes vieni Latvijai ten važiuoja. O kai lietuviai tai Lietuvos lenkia. Mažanus. Tai jo laimėjo Latvijai pirmą tokį mačą su mašinom, tai dabar Lados. Žiūrėsim, bet ten vien Latvijai vairuoja, tai vėl Latvijai laimės, po to bus lietuviai. Tai turbūt laimės lietuviai ir vėl bus jų dėmesio. Pirmajame ratui yra 5 vietoje, nors startas buvo labai geras ir buvo netgi į priekį akimirkai pusę kėbulo išlindęs Niks.
Na ką ir sveikinimai, čia visus mus gali prarėkti iš džiaugsmo. Ronas Bružas, pirmoji vieta. Antras, Niks Nežins. Trečias, Emil Skrumič. Dabar važiuojam namo. Moralė baigės ralius. Daugiausiai laimėjo Latvijai. Viską grįžęs namo su pasakos. Jo, bet dabar pasigražiuokit Lietuvos vaizdais. Tai taip, sveiki, grįžau namo. Tai dabar pamiršau jums paminėti, kad laimėjo beveik visas rungtynes Latvijai. Jo, tai lietuviai laimėjo 2 kartus, dar vieną kartą prieš išvykstant. Ir jo, tai viską matėme. Tai jo, tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Sprobergas ir viso. Žinokit, labai negražiai mano plaukai atrodys, nuspaudė, skribeles. Gerai, viso.